Labadiena, mėly futbolo sirgaliai, su jumis pirma lyga, kurią remia Top Sport ir rungtynės Tauragėje Vytauto stadione 28 turas A lyga. Na ir aišku, galima Tauragės Tauras lieka vis dar su kamoliu. Perdavimas į baudos aikštelę. Mušama tiesiai į vartus, bet kamuolys. Ranti komanda 19 praleistų įvarčių per visą sezoną. Čia gražus perdavimas, smūgis, bet kamuolys prarėda šalia praleistų įvarčių per visą sezoną. Čia gražus perdavimas, smūgis, bet kamuolys prarėda šalia vartus. Bus tikrai daug, nemažiau, o gal ir daugiau negu turėdavome. Bent jau prognozuojant prieš pačias dvikovas anksčiau. Čia Tauro ataka, smūgis! Veržas Muandži, pelno jį, Tauragės Tauras veržiasi į priekį 1-0 ir taip deda žingsnį vis dar likti kovoje. Deda savo pavojingą ataką dešiniajame krašte. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia kokia proga. Čia BFA perdavimas į baudos aikštelę. Kamuolį kiek Tauras įmušė, tiek BFA komanda per 3 pastarosius susitikimus praleido. Čia koks gražus įvartis. Wow. Galima net ir... Tuomet tie šansai atrodo dar visiškai iki minimumo sumažėtų. Tauragės Tauras netoli varžovų baudos aikštelės pavyksta prasiveržti pro savo varžovą ir ketvirtasis Tauragės Tauro numeris Martynas Statkus pelno labai greitai atsakomąjį įvartį ir vėl veda Tauragės. Įvarčių lietus Tauragėje, vienas po kito krenta įvarčiai ir dabar vėl rezultatą lygina Vilniaus BFA komanda. BFA komandos ataka, griūva abu žaidėjai. Žaidimas, štai taip, netikslumų. Perdavimas baudos aikštelėje, smūgis ir nepavyksta įmušti įvarčio. Čia vartininkas gan ilgai nemušė kamuolio tolyn. Čia, ne, kamuolys neįkrenta į vartus, dar. Čia veržiasi į priekį BFA komandos žaidėjas ir čia ar išvysime pražangą, taip, rodoma į 11 metrų žymę. Patrikas Pranskus 2-3 veda savo komandą Vilniaus BFA rungtynėse prieš Tauragės Taurą į priekį. 2 įvarčiai šio vaikino sąskaitoje. Vilniaus rajono Transinvest komandos tikrai nebus pirmoje lygoje. Vilniaus Riterių galbūt bus, galbūt nebus, dar nežinome.